Sveiki, chebrytė. Darėm čia visai nesenai off-road testą smėlėje X-Drive'ui. Ir tam video pažadėjau jums, kad atvažiuosime į tą pačią lokaciją, tos pačius smėlis su keturačiu ir motociklu ir pavažinėsim čia, pažiūrėsim, kaip jie pravažiuos. Aišku, motociklui smėlėje yra labai sunku, arba čia tiesiog aš nemoku važiuoti. Visur kapstasi, visur krenta ant šoną, tai pažiūrėsim, kaip važiuoja keturatės, o aš pabandysiu kažką čia paįrodinėti. Dublis 4. Judam į kuopas. Smėlis sekė, įskrydo. Jo, kaip sakiau, nežinau, čia arba aš nemoku važiuoti, arba trūksta galios, arba, tikriausiai yra vienas niuansas, kad tie ratai, ploni yra tie ratai kroso ir tiesiog tokiam smėliai va kapstausi. Kol iš greičio pareinu, viskas tvarkoj, bet galios trūksta įsibėgėti labiau. Ir kur nėra greičio, tai turi įmušti pirmą gaiką ir šokinėti, kažką čia bandyti. Galima, aišku, nulipti ir stumti su gazu. Bet šokinėt gi linksmiau. Ir patys, man čia per smėlį nešioja. Keturačiai vapšė čia kaip nėra ką veikti buvo. Čia lipai, jo? O tu dabar su galu ar su visais? Su visais 4. Tai vapšė čia nėra ką veikti. Tai dabar pabandysi tik su galu. O aš pabandysiu tada šitą įveikti. Gerai, aš tik su galu tada tą patį. Važiuosma. Tai pakrysiu. Matei? Aš ant smėlio gazavau, tik žemės prigrėbė, kaip mane, blėt, numetė į medį. Aš jau su atsisveikinu, su mocu galvoju pinta medis. O, gerai. Rema, žinokit, su mocu. Čia pizdėt, čia nevažinėjimas, čia darbas. Per tokį smėlį kapstytis. Va, poilsiauja savo su kvadriku, su galu varomu pravažiuoja. Čia pizda šokinėjau, stumdau, lakstau. Eik tu savo. Linksma, kad įsiveikė, nes kada pirmą kartą čia atvariau be kamerų, tai labai buvo liūdna. Dabar gal kažkiek jau be baimės gazą atsakinėjau, jau geriau. Bet džiugina, kad BMSas ne iš pirmą kartą įveikė, krosas nors iš pirmą. Nors tas džiugina, nes būtų labai liūdna, jeigu BMSas geriau važiuotų negu krosas čia pizda būtų.
Gerai. Ten dar ir porą aštresnių ir siauresnių pravažiavimų. Bandom tenai kopti. Пизда, бля! Čia toksai geras posakis, kad nėra kur įsibėgėti, nėra kur įsibėgėti, tai visoje vietoj. Čia pizdėts, aš stumiau motociklą. Jisai čia beveik nevažiavo, čia tiesiog stumiau vis. Nu šans, geriau pasižiūrėti, kaip keturratis įveikia, nes čia, viso, čia gabelo. Atrodo, kad tik tai galų varomas dabar buvo. Ir pofik, va, įskrydo. Bomba. Ne, keturratis čia apšė bomba. Duosi seniai pravažiuoti su keturračiu? Nu, duosi. Dabar pailsėsim nuo moco. Ten galėsi visų varomų jungti, ne? Jo. Ne, gerai. Čia, visi? Da. Gerai. Netraliai gal reikia tai? Ne, bet čia tai vapšiai kitas reikalas, čia kaip nėra ką veikti. Va, paspaudi savo ramiai, komfortiškai važiuoja, nei greičio, nei ko reikia. Jam visas šitas kliūtis čia kaip kažkoks vaikų žaidimas. Jam čia tiesiog va, smėliadėžė kieme. Taip, aš nežinau, ko jam reikia, kad čia biškį rimčiau būtų. Jo, technika. Ten mačiau dar neblogą kalniuką, statesnį. Keturratis įvažiuoja, ar mocas įvažiuos, vapšiai neaišku, bet važiuojam pabandysim. Nu jo, kai yra greičio, tai galima iššokti.
Matyt, netgi čia sugebėjau greičio įvežti. Nematėt? Blet, gerai, rodau dar kartą. Bandysiu. Karačiui, kai įveži greičio, galima įveikti ir net geną kalnelį, kur praeitą kartą, kaip matėt, nematėt irgi, kur praeitą kartą Maverikas strigo. Dabar kadrą parodysiu, turiu išsaugotą dar. Hui, kamerą neįjungiau. Visą laiką be kameros buvai? Blet, jo. Idiotas. Ką padarysi? Pojau. Gerai, все tada. Rodau, kaip buvo. Oi, nu ir pizdu. Taip ir norėjau. Karačiui, žinau, kad labai juokingai atrodo, kaip aš ten šokinėjau, bet žinokit, daug pastangų įdedu, kad tai važiuot. O keturačiai pofik, žiūrėk, aš čia. Į viršų, į apačią. Atvykom į tokią lokaciją, vis dar tam pačiam miške, kur mes kitur nuvažiuosim. Čia buvo toksai kaip trampliniukas. Dabar po lietų nežinau, gal biški tas kampas sumažėjo, bet pabandysim sugauti biški oro. Pašokt. Keturačiui tai gerai sekėsi praeitą kartą. Man tai gal taip kažkaip. Nu, pabandysim. Nu šito tai nepermušičiųjų. Čia tai gerai, taip iš pirmo karto iš karto oro sugauta. Atplėšiau ratus, aišku, su keturačiu tai sekasi daug geriau ir gražiau. Įspūdingai, karačiui, atrodo, man tai kosmosas. Bet, nežinau, ar video matėsi, mane nuo moco atplėšė pilnai. Aš dabar antrą kartą parvažiavau, įsikibęs kojom į vairą, rankom į vairą, vis tiek. Toks jausmas, kad mocas ant žemės, aš atskritai nuo moco. Tai tikriausiai čia nei praktikos, nei nieko nemoku aš čia šokinėt. Bandysiu dar kartą iššokti, įsiknypsiu maksimaliai į mocą, bet čia su greičiu tokiu pat parlėksiu, nes pizdėt kaip baisu. Pizdėt, gražu. Gražu žiūrėt. Nu šitą pajutau, kad mocas nuskrydo. Šitą taip pat pajutau. Pizda, ore skrendu, jaučiu mocas. Nieko nesveria. Šoskas buvo. Va, sakiau, paskutinis bandymas geriausias. Daugiau nerizikuojam, nes kuo toliau to bus blogiau, manau. Jo? Nes jau įsidrasinom, jaučiu tai prasidės.
kojelė yra, bet paskrosinis jinai ant smėlio ir ant žemės nestovi. Taip geriau prisiparkuoti. Na ką, chebrytė, tikiuosi šitas epizodas jums patiko. Pratestavom mūsų Yamahas tam pačiam smėlė, kur testavom X-Drive'ą. Faktas, jiems daug paprasčiau tai padaryti. Šiaip nesitikėjau, kad krosas daugiau pravažiuos šiandien, nes keis laikai, kiek įvažinėdavau į smėlį, labai buvau nepatenkintas kroso pravažumu, bet arba biški baimės mažiau, arba jau biški tų sugebėjimų daugiau pasidarė. Nu, kažkiek jau po biški sekasi. Dėkit laikus, jeigu patiko, rašykit jūsų komentarus ir subscribinkit šitą kanalą, jeigu jums tinka toks kontentas. Iki susitikimų sekančiuose epizoduose. Ate.